Kelionė namo. Amerikiečių Svamio autobiografija. Radanatas Svami. Visiems mano dvasiniams mokytojams iš skirtingų religinių konfesijų, tiems, kurie savo išmintimi, tikėjimu ir užuojautą padėjo man mano kelionėje namo. Mano tėvams, kurie augino mane su meile, visada manimi rūpinosi ir niekada neišsižadėjo savojo sūnaus paklydėlio. Manajam guru, kuris savo nežemišką meilę pakeitė mano gyvenimą. Visoms nuoširdžioms sieloms, mano amžiniesiems broliams ir seserims, kurie taip pat ieško užmirštųjų savo širdies lobių. O mano viešpatie, kaip Ganga amžinai teka į jūrą, įveikdama visas kliūtis, taip ir aš trokštu amžinai tarnauti tau, neprarasdama savo tikslo. Karalienė Kunti. Šrimad Bhagavatam, 1 giesmė, 8 skyrius, 42 tekstas. Prologas. Brisdamas iš ledinės Himalajų upės Bagmatės, pažvelgiau į 2 pelenų šūsnis, likusias nuo kremacijos laužo ir aukuro. Maudžiausi tik su strėnijuoste ir atšiaurus vėjas smelkė iki kaulų. Širdį sugniaužė ilgesys. Ką čia veikiu? Vienas kaip pirštas, sustiręs, kone mirtinai išbadėjęs ir dar taip toli nuo namų. Nejau visi mano ieškojimai perniek. Pakėliau akis į dangų. Tarp amžius išstovėjusio banjano šakų mirgėjo žvaigždės. Virkavo sutūpę nakties paukščiai. Krantas švitėjo nuo liepsnojančių aukurų. Į juos asketai žemiau kelio nukarusiais kaltunuotais plaukais metė atnašaujamas aitrų dūmas skleidžiančias žoles. Paskui tiesiai iš rusenančių ugnevičių saujomis sėmė pelenus ir trynėsi kūnus. Šitaip užbaigė ritualą vienas po kito traukė prie šventyklos, į kurią man taip rūpėjo pakliūti. Šią 1971 metų pavasario naktį į Pašupinatchą Nepale iš visų kraštų plūdo minios piligrimų. Tik spėjęs išaugti iš paauglystės, jaučiausi per pusę planetos nutolęs nuo savo namų Čikagos priemiestyje ir iki skausmo troškau rasti paguodą kokioje nors šventojoje vietoje, kur gal išmelščiau šviesos savo kelyje. Vos prieš valandą jau buvau prisiartinęs prie tos senovinės šventyklos, mitinių liūtų, slibinų, dievų ir deivių skulptūromis išpuoštais vartų kuorais. Pagautas nekantrios vilties jaudulio jau kopiau akmeniniais laiptais, bet nelauktai vartų sargas tvojo vėzdu man į krūtinę, net kojos sulinko. Tik žiopčiajau, gaudinamas kvapą. Sargas su policininku palyda pastojo man kelią, riktelėjo. Tu užsienietis, neždinkis! Prišoko sargybos vadas degančiamis akimis su kariška uniforma bei turbanu ir pliaukštelėjo lazda per lentelę su užrašu. Užsieniečiams įeiti draudžiama. Lauk iš čia, užžemojo jis. Jei vėl pasirodysi, gausi lazdų ir atsidursi kalėjime. Ir dar nežinia, ką tau padarysi tūkusi minė. Vadas pavaldiniams liepė akylai žiūrėti, o aš sugniždytas maklinėjau šen bei ten, kol atsidūriau prie upės, štai kur mane atvedė kaklios dvasinės prasmės paieškos. Bet tiesiog apsisukti ir grįžti nebegalėjau. Kol žipsojau į asketų sambūrį, man šovė mintis. Atsiklaupiau prie vieno smilkstančio aukuro, sukišau abi rankas giliai į šiltus smulkučius pelenus, išrankaiau dar rusenančias šarijas. Šiurpdamas ėmiau pelenais teptis visą sulysusį kūną. Nuo kaltūnai susivijusių plaukų iki basų įdiržusių pėdų. Aitrios kaitrios dulkės melgėsi iš nervės, džiovino burną gniaužė gerklę. Apsigaubiau savo papilkėjusių nuodų skalbimo upėje apdaru 2 medvilninėm marškom, viršutiniai ir apatiniai kūno daliai ir vėl patraukiau vartų link, o širdis daužėsi krūtinėje. Vartuose stovėjo tie patys sargybiniai su kuokomis rankose, bet praeiti nebetrukdė, nepažino. Žengdamas į erdvų atvirą kiemą, supantį senovinį altorių, tariau savo, jei mane čia sučiuptų, tikriausiai pribaigtų. Netvarkinga kelių tūkstančių žmonių eilė laukė progos pažvelgti į altorių. Prie jo leido prieiti tik po vieną. Atsistojau į patį eilės galą ir kantriai colis po colio stūmiausi pirmin. Staiga pasirodė anąkart mane išsivies policijos vadas, ėjo pro pat šalį. Aiktelės nusisuko į priešingą pusę, suktelėjo adrenalinas. Jis žengė artyn, atsistojo priešais, įsistebėjo į mano pelenais išterliotą veidą ir išlojo klausimą vietinę hindi kalbą. Nieko nesupratau, bet žinojau, jei ištarsiu čia bent žodį angliškai, man galas. Nesulaukęs atsakymo, net traukdamas įdėmaus žvilgsnio, apibėrė mane klausimų kruša.
Šį kartą daug garsiau. Mintys sukosi vien apie šlikščius Nepalo kalėjimus, kuriuose teks tuščiai praleisti ilgus metus, o dar liūdnesnės perspektyvas. Numaniau, kad jis išmokytas pastebėti kiekvieną įtartiną veido išraišką ar judesį, tad stovėjau kaip suakmenėjęs bereikšmė minė. Liko tik spėlioti, ar jis bus mane pažinęs. Man dingtelėjo dar viena mintis, delnu užsidengiau burną ir laisva ranka pamasavau priešais save. Dažnai matydavau, kad taip elgėsi Mauni babos, davusi įžadą niekada nebeprabilti. Vadas tvėrė mane už rankos ir nusitempė su savimi. Kažin kur, gal aš jau suimtas? Jis užryko, kaip mat prilėkė 2 apsaugos policininkai, visi sukibę nugrūdo mane per maldininkų eilę į pačią spūstį. Kilodami vėzdus mano pagrobėjai griausmingai šūkavo. Gal rengėsi viešai išperti, ar tiesiog atiduos miniai, kuri sudraskys mane į skutus, kad išniekinau šventovę. Jie rėkavo vis garsiau, o žmonės klaidėsi į šalis, su siaubu laukiau, kas bus. Vyrai vilko mane per erzeliuojančią grūstį, kol atsidūriau prieš pat altorių, spalvingą pagodos pavydalo statinį, iš kurio kamuoliais virto sandalmedžių smilkalų dūmai. Ant altoriaus stovėjo suvinėtai šilkais išdabinta auksu bei brangakmeniais akmenimis žėrinti akmeninė dievybės Šivos figūra. O priešais jautis, taip pat iš masyvaus akmens. Vadas užsimojo lazdą ir sugniaužė man ranką. Ar tik jis neketina mane užplumpinti tiesiai priešais šventąjį atvaizdą? Apstotas adjutantų aukštai iškėlęs lazdą, jis reikalojo nurodymus dvasininkui. Šis apsisukęs nuskubėjo atgal prie altoriaus, aš tirtėdamas laukiau, kas bus. Iš pačios altoriaus gilumos išniro vyriausias žynys raudono šilko apdarais, su ryškiu raudonos putros ženklu ant kaktos ir vėriniais iš aukso bei džiovintų rudrakšos sėklų ant kaklo. Žemų hipnotizuojamų tonų jis ištarė mantrą Om Namah Shivaya. Mano pagrobėjas stambus, jo kūnas sruvo prakaitų. Net pučiant tokiam žvarbiam vėjui šūkavo žiniui kažką, ko aš vėlgi nesupratau. Vyriausias įdėmiai klausėsi, paskui nulenkė galvą ir užmerkė akis ir sustingo. Slinko akimirkos piligrimų sambūris nekantriai klegėjo. Galiausiai žinių žynys atsitėsė, giliai įkvėpė ir ėmė kalbėti burtažodžius iš senųjų sanskritų tekstų. Apstulbau, jis apvyniojo man galvą šilko turbanu, paskui apgaubė pečius šalių, ant kaklo pakabino kelias jazmino bei kitų kvapnių naktižydžių girliandas. Kaktą patepė santalo tyrelę ir pasiūlė vandens su šafranu. Pritrenktas suvokiau, kad policininkai milžinišką minią tramdo tik tam, kad galėčiau vienas išreikšti pagarbą viešpačiui ir pats priimti šventyklos reiškiamą pagarbą. Tada policijos vadas nuolankiai suglaudė delnus, prašydamas mano palaiminimo, žemiai nusilenkė ir pasišalino. Ar jis nepažino manęs persirengusio, ar suvokė, kas prieš jį stovi, bet tiesiog norėjo pagerbti mano ryžtą? Šito niekada nesužinosiu. Kad ir kokia buvo priežastis, pasijutau labai menkas, nusižengiau žmonių įstatymams ir nusipelniau pylos, bet Dievas maloningas. Taip ir likau prieš altorių, nei šioks, nei toks, peleniais nuterliotas kūnas, nuskalbtos asketo drapanos ir išsidraikė kaltūnai nukloti šilkais bei gėlėmis. Stipriai užmerkiau ašaroms srūvančias akis ir sudėjęs delnus maldavau, kad mano klajonės galiausiai išvestų į tikrąjį kelią. Grįžau prie upės, atsisėdau ant šaltos žemės. Šiąnakt mėnuo nešvietė. Tamsiame danguje spindėjo tik žvaigždės. Vėjelis po mišką sklaidė žydinčių jazminų aromatą. Iš tylos atsklido peleidos ūbavimis. Akimis lydėjau vandens tėkmę ir sumąsčiau, kur dabar mane nuneš lemties upė. Kodėl atsidūriau šioje vietoje, kur gyvenimas toks nepanašus į man įprastą, bet toks artimas sielai.